mažai naudojasi ta proga, kad mamos nėra nagai, šausi jis garderobą. Iš eilės matuojasi visus manus rūbus ir maivosi prieš veidrodį linguodama klubais kambarys. Svajonėse pavirsta rūmais, o mamos suknelis madingiausias kostiumais. Link žvelgęs savo figūrą, atidžiai po to Klaudijo Šifer nuotrauka pavydžiai. Slapčiusi jos svajonės gyvenimo kryžius, tai trokšta dirbti manekenė Paryžiui. Bet laikrodžio rodiklė artėja prie 6, tai tėvai sugrįž namo, reikia sėst prie pamokų. Jis susaka drabužius ir plona veidą dažyta, pavirsta vėlai paprasta mažytė mergytė. Nes tėvai, nes draugai rimtai nežiūri į tai. Ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigždė pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Tėvai, nes draugai rimtai nežiūri į tai. Ir aš gana dažnai sakydavau jai juokais, kai tu tapsi žvaigždė pasaulinio dydžio. Parašyk man laišką iš Paryžiaus. Užaugo graži, išsiskyrus mergaičiukė ir į gulbę pavirto iš bjauraus ančiuko. Dabar jos apimtis, ūgis ir svoris pasaulinių standartų aukščiausia kategorija. Jinai parašo pareiškimą dalyvauti konkurse gražiausia.